šaunu, kad mes draugaujam, važiuojam vieni pas kitus, praturtinam vienas kitą, pasiguodžiam bendru tikėjimu. Ir smagu labai jūs visus matyti ir Gediminą. Pasijutau kaip Kaune, bus drąsiau. Ir žinot, kaip ir kiekvieną sekmadienį mes bažnyčiai ką darom? Žiūrim į Dievo žodį. Kodėl? Kad pažintumėm Dievą. Ar svarbu yra pažinti Dievą, kaip jums atrodo? Koks yra skirtumas tarp pažinti Dievą ir nepažinti Dievą? Milžiniškas. Kaip diena ir naktis, kaip gyvenimas ir mirtis. Ir aš žiūrėjau paskutinį pamokslą, Nerijus, kur pamokslavo, irgi kalbėjo apie Dievo pažinimą, apie veidrodį, kurį mes turim. Ir noriu pratęsti tiesiog, nes, žinot, bažnyčia yra ta vieta, vienintelė vieta mieste, vienintelė vieta Radvilišky, kur tu gali išgirsti apie kažką, kas nėra šiaip mažos svarbos, bet kas yra svarbiausias dalykas. Mes daug visko girdim, daug įvairiausios informacijos, daug įvairiausio pažinimo mūsų gyvenime. Bet ar mes turim svarbiausią? Taip nesinorėtų prasilenkti su svarbiausiu. Mes visi suprantam pažinimo svarbą. Mes dabar gyvenam tokiam pasaulyje, naudojamės technologijom, naudojamės mediciną, naudojamės, ar ne, žmogaus iš tikrųjų to pažinimu, kurį mes turim, ir tai yra nuostabus dalykas. Kaip su viešpaties pažinimu. Koks skirtumas yra tarp pažinti jį ir nepažinti jį. Mes suprantam, kaip svarbu yra, kai kažkas gerai išmano kažkokį dalyką. Taip? Žiūrėkit, nuvažiuoji, tavo mašina pradėjo gesti, ne, ir tu nuvažiuoji pas meistrą, kuriam nepasisekė nustatyti gedimo. Arba jisai nustatė ne tai, kas yra. Turbūt visi esam buvo toje situacijoje. Kas nors dar su elektronika užsidega tą baisioji lemputė ir tu jie sako, žinai, pakeisk tai. Ir tu pakeiti. Ir niekas nepasikeičia. Pakeisk šitą ir pakeiti ir niekas nepasikeičia. Ir paskui, žiūrėk, nuvažiuoji, galvoji, gal kažkaip tam meistrui nelabai sekasi, aš gal pabandysiu kreiptis kitur. Ir žiūrėk, nuvažiuoji pas kažkokį meistrą, kuris sako, aha, čia pasižiūrėjo, nu tai va, čia kažkaip čiukšt. Ir opa. Ir tu likai nesupratęs, tu jau galvoji, viskas, laikas parduoti automobilį gal. Kažkas tai jau ten 1000 gal idėjai, o ten pasirodo kažkas tai mažai. Skirtumas tarp pažinti ir nepažinti. Jeigu mes kalbam apie sveikatą ir to gydytojo, kuris diagnozuoja tavo padėtį, kompetenciją, pažinimą, kaip svarbu yra tikras pažinimas, realybės suvokimas, tiesos pažinimas. Be galo svarbus. Ir tie dalykai yra vertinami, žinot, o jeigu mes kalbam apie amžiną gyvenimą, kaip tada? Tavo amžinas likimas. Ir mes vertinam tos žmonės, tos specialistus, kurie išmano. Žinot, ir galbūt esat girdėję tokią istoriją, skaičiau, nežinau, kiek tikra ta istorija, nes panašių istorijų yra ne viena, bet kaip pavyzdį ją papasakosiu. Tai buvo Jungtinėse Amerikos valstijose, vienoje atominiai elektriniai, staiga krito pajėgumai atominės elektrinės labai drastiškai. Tai yra labai pavojinga situacija visų pirma. Ir ne tik dėl to, kad milijoniniai nuostoliai, bet ir šiaip pavojinga, ta prasme, labai pavojinga situacija. Ir komanda, inžinierių komanda, kuri dirbo atominėje elektriniai, darė viską, kad atrastų gedimą ir pašalintų jį ir niekaip negalėjo suprasti, kas vyksta, kodėl, kokia priežastis. Ir tada jie kreipėsi į ekspertą jau išorę, į kažkokį tai mokslininką, kuris projektavo tas atominės elektrinės, kuris dirbo ten universitete, kitame mieste, ir išsikvietė jį, jisai atvažiavo. Ir pirmą dieną, kai jisai atvyko, jisai užsidėjo baltą chalatą, pasiėmė banknotą, žinot, tušinuką, ir vaikščiojo po visą elektrinę ir užsirašinėjo visus kritinius parametrus, viską, prie kiekvieno įrenginio. Jis užsirašinėjo ir vakare išėjo į viešbutį, kuris miegojo, ir matyt darė kažkokius skaičiavimus ir taip toliau. Ir ryte jis vėl grįžo
Vėl apsirengė baltą chalatėlį, pasiėmė raudoną flamasterį, priėjo prie vienos spintos, uždėjo raudoną kryžiuką, sako, čia yra problema, sutvarkykit ir viskas veiks kaip veikia. Ir viskas nusirengė baltą chalatėlį, sėdo į lėktuvą ir išskrido. Ir atsiuntė paskui, reiškia, už paslaugas apmokėjimą, sąskaitą, faktūrą, žodžiu, kaip mes įpratę. Ir buvo parašyta $10,000. Žinot, administracija, nors jie patyrė dar didesnius nuostolius, daug didesnius ir visa kita, bet vis tiek jie nustebo, palauk, kažkaip žmogus atskrido, paėmė banknotėlį, parašinėjo kažką truputėlį, paskui raudoną flamasterį pasiėmė ir pažymėjo ir skrido, tai kažkaip $10,000. Daugoka. Ir sako, ar galėtumėte jūs patikslinti už ką? Už ką tokia kaina? Ir žodžiu, jisai sako, be abejo, jokių problemų. Ir pataisė sąskaitą faktūrą ir užrašė. Pažymėjimas raudonų flomasterių tinkamos spintelės. $1. Žinojimas, kurią tiksliai spintelę pažymėti, 9,999. Pavyzdys toksai juokingas galbūt, bet iš tikrųjų tai rodo apie tai, kad kaip svarbu pažinti. Ką reiškia pažinimas? Bažnyčia yra ta vieta, kuri pašaukta pažinti Dievą. Kur Dievo pažinimas iš tikrųjų gyvena kiekvienam iš mūsų. Žinot, mes esam sukurti jo pažinimui. Tu galbūt tu klausi klausimą, koks mano gyvenimo tikslas. Žinot, mes prisigalvojame įvairiausių įprasminimų savo gyvenimo. Ir vargstam. Šventas raštas sako, kad mes esam sukurti jam. Bendravimui su juo, jo pažinimui. Ir aš tik norėčiau eiti prie tos rašto vietos, nes šiandien norėsiu pažiūrėti vieną Dievo savybę, vieną nuostabę, įstabę, neįtikėtiną, nuostabę Dievo savybę ir ką jinai mums reiškia. Bet dar prieš tai truputį neišduosiu, va čia kaip kėlė apetitą, tai aš dar pasaugosiu. Gerai, kad jūs būt smalsumas jūsų išliktų. Dar truputėlį pabūti to įžangoje. Iš tikrųjų, pažinimas yra tam, kam Dievo pažinimas yra tam, kam mes buvom sukurti. Tai tikrasis tavo gyvenimo, tikroji tavo gyvenimo prasmė. Taip mes sakom, reiškia, užauginti sūnų, pastatyti namą, pasodinti medį, žinot, kažkaip žmogus nori įprasminti savo, bet iš tikrųjų Dievo pažinimas yra tam, ką mes buvom sukurti. Tai pats svarbiausias dalykas tavo gyvenime. Jeigu būtų galima paklausti, kas yra svarbiausia apie tave, tai atsakymas būtų toks. Tai, ką tu tiki apie Dievą, daro didžiausią įtaką tavo gyvenime, lemiamą galiausiai. Tai lemia viską, tai lemia mūsų mintis, tai lemia mūsų pasirinkimus, mūsų žodžius, mūsų visą gyvenimą. Tai nėra kažkas, tai nesvarbaus. Čarlzas Sproulas jisai yra pasakęs, tai, ką tikime apie Dievą, yra svarbiausias dalykas apie jūs. Pats svarbiausias. Tas Gabrieliui užduotas kažkada troleibuse, autobuse klausimas, kokį Dievą tu tiki? Ir dar vienas žinomas labai krikščionių autorius Pakeris, jisai rašo, sako, kai suvokiate, kad pagrindinis jūsų egzistencijos tikslas pažinti Dievą, dauguma gyvenimo problemų savaime atsistoja į tavo vietas. Čia ne apie tai, ar man pasiseks ar nepasiseks. Jokio skirtumo. Įvairios patirtis, įvairūs gyvenimai, įvairūs dalykai. Aš esu sukurtas jam. Kaip mes mastom toli nuo šitų kategorijų. Taip mes jas žinom, taip jos, taip bažnyčioje, jo, amen. Taip, amen. Bet kiek realiai to mano gyvenime? Pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį. Galbūt bus sunkiau, bet aš noriu pažinti jį. Noriu pažinti jį ir žiūrime į apaštalus, visi, Petras prieš laukia jau viskas mirties, jisai žino, sako, žinau, kad mano palapinės nugriuvimo metas arti, jau greičiausiai jisai sėdi kalėjime, pats rašo tą paskolomis 2 Petro laišką ir sako, per jo pažinimą mes gavome visko, ko mums reikia. Jis buvo nukryžiuotas žemyn galvą, ten visai netrukus. Sako, mes turim viską. Galėsiu, o taip atrodo Dievo pažinimas. Laiškas pilnas ramybės. Mes žiūrim Paulių sako, aš viską, ką buvau pasiekęs, padariau fantastišką karjerą, visą palaikiau nuostolių. Realiai dabar, kai žiūriu, dėl Kristaus pažinimo didybės. Jonas rašo apie pažinimą, kaip tai atrodo, žinot.
Ir viską keičiantis dalykai. Ir pagaliau Jėzaus žodžiai, kuriuos jisai sako, tai yra amžinasis gyvenimas, kad jie pažintų tave, vienintelį tikrai Dievą ir tavo siųstą Jėzų Kristų. Žinot, Dievo pažinimas jisai, bažnyčia be Dievo pažinimo viskas, kažkoks keistas būrelis belieka. Bet taip norisi, kad mes augtumėm Dievo pažinimą. Pažinomėm, koks jis yra iš tikrųjų, matytumėm tą realybę, neiškreiptą veidrodį, bet kiek įmanoma tikslesnį vaizdą. Nes tai daro didelį įtaką viskam, kas mes esam, kaip mes gyvenam. Tai apsaugo mus nuo klaidos. Žinot, kada tu pažįsti tikrą dalyką, tu gali nesunkiai atpažinti padėlką. Jo, kas padirbta, žinot, netikrą pinigą. Dar vienas dalykas, Dievo pažinimas, jisai leidžia mums pažinti save. Šiandien mes matom kultūrą, jaunimui sako, būk savimi. Ir blaškosi žmonės jauni. Kas tas savimi, o kas aš toks? Žinot, mes niekada nebuvom sukurti kažkur iš ten iškrapštyti savo tikrai savo pašaukimą, tikrąją savo vertę, tikrus visus dalykus. Ne, yra tas, kuris mūsų kūrė, yra tas, kuris mus padarė. Ir kuris nuostabiu būdu apreiškia mums, kas mes esame, kokie brangus mes esame neįsivaizduojami. Ir mums reikalinga tiesa iš išorės, ne mumise. Žinot, raštas sako, širdis yra ten tiek sugedusi, jinai ten visko prisigalvos, kad save pateisintų, dar kažką padarytų. Tai ir žiūrėti į savo vidų. Ne, mes žiūrim į Dievą, į Jo pažinimą, Jisai mus keičia. Ir tai leidžia mums pažinti save, suprasti, kokie esam, kokia mūsų egzistencijos, koks tikslas, prasmė. Ir žinot, kada mes pažįstam jį, ir tokia viena Lofsono mintis labai smagi, labai šauni, sako, kol neturim tikro Dievo pažinimo, savęs pažinimas ir malonės poreikis lieka iškreiptas. Mes nematom, kiek mums jo reikia, žinot, kol nepažįstam jo. Ir galiausiai Dievo pažinimas yra tai, ką Dievas vertina labiausiai tavį ir manį. Daug labiau už sugebėjimus mūsų. Daug labiau negu už dovanas, kuris jis pats davė, žinot, mums ir duoda. Labai įdomiai jisai kalba Jeremijai, taip sako Viešpats. Jeremijo 9, 23, 24. Išmintingasis nesigiria savo išmintimi, stiprusis savo stiprybę, o turtingasis savo turtais. Kas nori girtis, tegul giriasi, kad supranta ir pažįsta mane, nes aš Viešpats, kuris vykdau malonę, teismą ir teisingumą žemėje. Nes tai man patinka, sako Viešpats. Žiūrėkit, sako, išmintingasis nesigiria savo išmintim. Kaip tai? Nu tai jeigu aš esu išmintingas arba tu esi išmintingas, nu tu žinai, kad tu esi išmintingas. Ar ne, arba ten stiprusis stiprybė, nu turiu aš tos jėgos. Ar ne, arba turtingas, nu kaip, tai kaip, o ko girtis ta daugiau? Tai, ką turiu, tai, ką pasiekiau, tai, kas esu, tai yra, labai sudėtingas dalykas, bet Viešpats sako, žiūrėk, ne tai svarbiausia. Kas nori girtis, tegu giriasi, kad supranta, pažįsta mane, jis kalba būtent apie jo pažinimą. Kad tai yra pats svarbiausias dalykas. Gerai, jau tikiu, kad įtikinau jūs, kad tai labai svarbu. Mes dabar gyvenam visiškai kitoje aplinkoje. Mes gyvenam, žinot, humanizmo eroje, kur žmogus yra visako centras. O jūs išeisit čia į gatvę ir ten žmogus yra Dievas. Žmogus yra viso dėmesio centras, pasaulio centras, žinot, realiai mažas Dievas. Žmogaus gerovė, jo pasitenkinimas šiandien dienai aukščiausios bendražmogiškos vertybės, kokios yra. Ar tu laimingas? Ar tu laimingas? Ir tai, žinot, nėra, blogai galbūt kelt tokius klausimus, bet didžioji dalis žmonijos gyvena taip, lyg Dievo nebūtų. Lyg jis būtų kažkur išstumtas, žinot, už gyvenimo paraščių, o žmogus stovi centre. Bet tai yra visiška betvarkė. Ne taip Dievas sukūrė viską. Jis yra Dievas. Jis yra visako centras, žinot. Mes sukurti jam. Ir ta kultūra aplink mus daro, žinokit, mums labai didelį įtaką. Jeigu tu galvoji, ne, aš krikščionis, man nedaro įtakos aplinkinė kultūra. Žinot, tai nuo pirmadienio iki šeštadienio, kad čia sekmadienį trumpai išgirsti kažką trupučiuką. Bet
visa aplinkinė humanizmo kultūra daro daug didesnį įtaką, negu mes įsivaizduojam, negu mes gabus pamatyti. Ir tas pats bažnyčioje. Kada šiandien pasižiūrė Kristaus kūne, kiek visokių vėjų, ta prasme, vyksta, kur žmogus pastatytas centre. Žinot, ir tai daro įtaką, kas yra pamokslaujama, koks žodis yra pamokslaujamas, ne žmogus centre. Kad žmogui būtų gerai, kad jis išspręstų jo klausimus, jo problemas, visas dėmesys į žmogų. Dievo pažinimas pasislėpia. Aš nesakau, kad blogai Evangelija turi atsakymus. Evangelija yra atsakymas. Dievas yra tas, kuris rūpinasi, kuris myli kaip niekas kitas. Bet žinot, mes bažnyčia staiga tampa tokiu, kaip pasakyti, vien tik tai tokiu sielos lygmenį, reiškia, tik mano poreikiai, mano nesibaigiančios bėdos. Daro įtaką tam, kas akcentuojama, žinot, ir tai vyksta, žinot, žmogaus poreikiai tam dėmesio centre atsiduria. Tokia terapinė, socialinė evangelija užima vietą Kristaus evangelijai, Dievo pažinimui. Todėl tikrai daro mums įtaką. Natūraliai, mes net nepastebim kartais tų dalykų. Ir todėl mes esam tos kultūros, kaip sakyt, produktas. Ir mums tai daro įtaką. Taip kaip mes mąstom, kaip jaučiam, kaip kalbam, kaip elgiamės, žinot, mes nemažai esame suformuoti tos aplinkinės kultūros. Žinot, kiek daug turi pasikeisti, kad tu pradėtum suprasti, pavyzdžiui, šventąjį raštą netgi, ar ne? Ar jūs kada pradėjot skaityti, pavyzdžiui, šventąjį raštą pirmą kartą? Nedaug Dieve, ten pradėjai nuo Mato Evangelijos, reiškia, Naujasis testamentas ir privažiavai ten. Tam gimė tas, tam gimė tas, tam gimė tas. 3 kart po 14. Ne, čia surandat, kiek daug turi pasikeisti, kol tu aš atsimenu, įtikėjau ir tuo metu nebuvo dar iš tikrųjų Biblijos lietuviškos. Tai viskas, kas buvo, tai Jono Evangelija. Ir būdavo per pietus, dirbau ten, reiškia, baldų fabrike ir pietus ateina, pasiėmė savo sumuštinius, ten kur nors į pjuvenas įkrenti, valgai, žiūri ir skaitai Jono Evangeliją ir atsimenu, perskaičiau tokius Jėzaus žodžius. Jėzus sako, iš tiesų sakau jums, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir niekas neateina pas tėvą kitaip per mane. Ir aš galvoju, ir aš, reiškia, taip jaučiuosi taip, Jėzau, negalima taip sakyti. Apie save. Taip apie save, negalima, nes mane taip auklėjo, negalima girtis, nes, jo, taip yra, bet taip, geriau tu taip nesakyk, nes, tada žinai. Ir, žinot, čia aš kalbu, kaip mano vidus reaguoja, suprantat, tai kiek turi prabėgti vandens, kol tu pradedi iš vis suprasti apie ką, kas, kodėl. Mes esam, žinot, mums daro didžiulę įtaką aplinka, todėl tikrai, kaip svarbu tas viešpaties pažinimas. Ir kada mes žiūrim, raštas atskleidžia mums tai, ką mes esam sukurti. Romiečiams 11:36 sako, iš jo, per jį ir jam yra visa. Ir tu, reiškia, iš jo, per jį ir jam. Jam šlovė per amžius. Kolosiečiams 1:16, nes juo sutverta viską, kas yra danguje ir žemėje, kas regima, neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, visa sutverta per jį ir jam. Ir kiek aš tuo tikiu kasdieną, žinot, paprastą dieną, ne tik sekmadienį. Bet Dievas yra viso ko centras, ne tu, ne aš. Žinot, šita mintis yra jau išlaisvinanti. Man labai patiko Tim Kellerio tokia viena mintis, sako, krikščionybė nėra galvoti geriau apie save ar galvoti blogiau apie save, bet galvoti mažiau apie save. Iš tiesų, nes dažnai galvoju, tai aš labai vertas ar nevertas, žinot. Ir aišku, mes esam sužeisti, mes einam iš tos tamsos ir viskas yra procesas, bet iš tikrųjų viešpats mus atstato, pavyzdžiui, jeigu tai bažnyčia yra ta vieta, kurioje iškeliamas Dievas į pirmą vietą. Apie viską, kas čia vyksta, žinot, šlovinimas, jeigu paimam, bažnyčia nebebus bažnyčia, jeigu jinai nekalbės apie Dievą, apie jo pažinimą. Šlovinimas, kuris vyksta kiekvieną sekmadienį, žinot, jisai nėra tam, kad mus kažkaip palinksmintų. Šiais laikais viskas su muzika, veselė su muzika, ten tas su muzika, koncertai, tiesiog, suprantat, žmonės, davai, tegu būna muzika, nes, mums tiesiog smagiau muzika. Ne,
Tas šlovinimas yra priminimas, kiekvienas sekmadienį priminimas, kad ne aš esu pats svarbiausias. Amen. Tai jau yra išgydymas mūsų sielom egocentriškom. Žinote, tai, kas vyksta kiekvieną sekmadienį, nėra koncertas ar pramoga bendruomeniai palinksminti, bet žvilgsnis į Dievą, jo aukštinimas. Ar mes žiūrim, Jėzus mokina apie maldą Tėve mūsų. Žinot, Tėve mūsų neprasideda nuo kasdienės duonos duok mums šiandien. Ir net neatleisk mums mūsų kaltes, bet tėteinie tavo karalystė, tesie tavo valia. Žinot, dėmesys į jį, ne į mus. Tai tokia buvo įžanga. O dabar noriu jūsų paklausti, ir žinot, šventas raštas atveria mums Dievą. Koks jis yra? Aš noriu, kad jūs pasakytumėt kažkokias Dievo savybės, kuri galbūt giliausiai jūsų širdyje yra. Koks yra Dievas? Kokia jo esybė, koks jo charakteris, koks jis yra? Kas nors? Mylintis. Dievas yra meilė. Gailestingas. Ištikimas. Kantrus. Dar? Teisingas. Dar? Dieviškas. Dieviškas tėvas. Jo. Dar kokios mintis? Tobulas? Dar kas nors pasidaryti? Pavojingas. Geras. Gerai, labai puiku. Dabar, aš kodėl klausiu, kai aš klausiu šitą klausimą bendruomenėse, maždaug susiskirsto panašiai visur. 80% maždaug pamini tas Dievo savybės, kurias turime ir mes, nes mes sukurti pagal jo atvaizdą ir pavidalą. Tai yra kaip, reiškia, išmintis, meilė, užuojauta, kantrybė, teisingumas, kiti dalykai, kurie bendri. Ir 20% arba dar mažiau pamini tas Dievo savybės, kurios būdingos tik tai jam vienam. Aš esu giliai įsitikinęs, kad, žinot, tai irgi liudija šiek tiek tą įtaką kultūros, kurioje mes gyvenam. Aš kaip žiūriu žmonės, kurie, pavyzdžiui, ten puritonai 18 amžius ar kiti, paskaitai, kaip žmonės skaitė žodį, kaip jie troško pažinti Dievą ir ką jie kalbėjo apie Dievą, aš esu šoke. Ant kiek žmonės giliai mąstė ir apmąstė apie Dievą, koks jis yra. Aš staiga pasijutau, kad aš esu visiškas vandenėlis, mano Dievo pažinimas toks, yra kažkiek tai, viskas tvarkoj. Bet žiūrėkit, dabar mes paminėjom, vienas buvo viena savybė tobulas, ko mes negalim apie save pasakyti, ar ne, tai Dievas, viena savybė. Ir teologai išskiria tas dvi tokias, reiškia, dvi pusės. Tai viena tai yra Dievo savybės, taip vadinamos paveldimos savybės arba perduodamos savybės, kurias Dievas perdavė ir mums, nes mes esam sukurti pagal jo atvaizdą ir pavidalą. Kaip jau minėjau, tai kas būdinga ir mums, kad gailestingumas, teisingumas, meilė, kiti dalykai, išmintis. Ir netgi kai kalbam apie šitas savybės Dievo, palyginti su Dievu, jos pas mus tokios ribotas. Nuo mūsų meilė ir jo meilė. Dar baisiau, jeigu mūsų išmintis ir jo išmintis, ar ne? Jeigu jo gailestingumas ir mūsų gailestingumas nesulyginamai, jis yra nesulyginamai didesnis. Tačiau, kada mes kalbam apie tas savybės, kurios vienam Dievui priklauso, kaip jis yra amžinas, pagalvokite apie tai. Jis yra visur esantis. Jis turi visą pažinimą. Jis yra vienintelis visoje visatoj, ką ten visatoj kūrinys. Jis yra vienintelis nesukurtas. Vienintelis nesukurtas. Visa kita yra sukurta. Jis yra amžinas, beribis, visur esantis. Suverenus, tai reiškia vienintelis laisvas, nepriklausomas nuo nieko ir atvirkščiai, ir aplamai visa kita priklauso nuo jo. Daug labiau negu mes įsivaizduojam. Mūsų kvėpavimas, mūsų
Visas gyvenimas priklauso nuo jo. Taip, jis davė ribas, bet tos ribos tokios siauros, taip mes ten padarom didžiausius seminarus, kaip ten išnaudot geriausiai tų ribų, bet tik tai tų ribų tarp, tik tai tos ribose. Bet jis yra beribis, jis tobulas, jis šventas. Ir aš galvoju, kad mums taip labai svarbu mąstyti apie, labai aišku svarbu tai, kodėl mes daug kalbam apie šitas savybės, todėl kad mums jos artimos. Mes patyrėm viešpatį, tai yra mūsų santykis su juo, atsako, tėviškas, patyriau tėvo meilę, gailestingumą, atlaidumą, jo malonę arba teisingumą, kitus dalykus. Bet ir tai labai svarbu ir apie tai kalbėti, bet labai, manau, bažnyčia yra šiek tiek pametusi tą didelį Dievo vaizdą. Tai, kas jį išskiria. Tai, kuo jisai skiriasi nuo tavęs ir manęs. Žinot, aš galvoju, tai daro didžiulę įtaką šlovinimui. Nes jeigu mūsų vaizdas yra tik tai, Dievas geras. Aišku, mes gerbiam irgi gerų žmonės, pavyzdžiui. Geras žmogus, labai geras žmogus, fainas. Tai va Dievas irgi, tik jis dar truputį geresnis. Tai žinot, kažkaip su to šlovinimu ir žavėjimusi, sunkiai. Sunkiai. Truputį geresnis už mane. Ar ne? Ne. Tai yra nesulyginamas dalykas. Tai yra jis vienintelis toks. Nėra nei vieno, nieko panašaus. Verta žavėjimuose. Tada garbinimas kyla daug aukščiau. To, ko jis vertas yra. Toks, koks jis yra. Ir kaip mes pažįstam Dievą? Aišku, mes turim kūrinyje, kada mes matom, kaip viskas sukurta, tai kalba apie Dievą. Raštas sako, kad dangus skelbia Dievo šlovę. Kad kiekvienas žmogus supranta, kad visa, kas sukurta, neatsirado iš kažkur, iš niekur, kad yra kūrėjas. Tai kalba, tai šaukia visom kalbom. Be žodžių skelbia mūsų kūrinyje. Ir kada tu žiūri šiandien mokslas, kiek atradė, į tą dydį visą, pagalvokit, mes gyvenam žemėje, ten saulės sistemėlė, kažkur šone, paukščių takas, 100 000 šviesmečių. 100 000 metų keliauja šviesa, žinot, kokiu greičiu, visi buvot mokykloj. Tai čia tik mūsų galaktika, paukščių takas. Dar šiandien dienai apie 200 milijardų galaktikų kitų. Ar įsivaizduoja dydį? Dažnai mes, oi viešpatė, ar tu gali, ojoj, dėl to, kad į save aš užsidaręs. Mano žvilgsnis į mane. Paukščių takas viena tik iš galaktikų. 200 milijardų šiandien dienai. Tai toks toks didis mūsų Dievas. Kada tu žiūri į kokį mažumą, jeigu lendi žemyn, ne iš makro pasaulio, mikro pasaulio, dar visi nesenai galvom, kad atomas mažiausias. Dabar jau atomas kaldom ten, Higgso bozonus visokius ir taip toliau, neutronus, ten fizikai net nesupranta, kaip tai veikia. Mes net nesuprantam iki galo, kaip veikia fundamentaliai visata. Ir kada mokslininkai šiandien sako, kad nesuprantant, kodėl neutronai taip elgiasi. Jeigu jas mes tyriam, jie elgiasi vienokiu būdu. Kai jų netyriam, jie elgiasi kitokiu būdu. Kai stengiamės ištirti, jie elgiasi vienaip. O kai jų netyriam, jie elgiasi kitaip. Ir tai yra tai, kas su visą laiko, visą materiją. Ir tai gali būti ir materija, ir energija, ir nesuprasi. Ten atsiranda 0,000 sekundės dalies ir vėl išnyksta, vėl. Ir kas tai? Dievo žodis sako, kad jis laiko viską savo žodžiu. Turėtų pasakyti ir nieko neliktų per vieną akimirką. Tokį Dievą mes tikim. Jis yra didis, jis yra nuostabus. Ir iš tikrųjų labai norisi kalbėti apie tas jo savybės, Ir kada mes žiūrim į, pavyzdžiui, antras katekizmo klausimas, kas yra Dievas? Dievas yra visako kūrėjas ir palaikytojas. Jis amžinas ir beribis. Jo galia, tobulybė, gerumas ir šlovė, išmintis, teisingumas ir tiesa nesikeičia. Niekas nevyksta be jo ir be jo valios. Wow. Ir kaip
Žinot, psalmė sako, viešpatie nėra tau lygaus tarp dievų, nėra darbų kaip tavo, visos tavo sutvertos tautos ateis, pagarbins tave, viešpatie, šlovins tavo vardą, tu esi didis ir darai stebuklus, tu vienas esi Dievas, tu viešpatie esi užjaučiantis, maloningas, kantrus, kupinas gailestingumo bei tiesos. Dievas iš tikrųjų yra vienintelis nesukurtas, į jį nėra nieko panašaus. Jis virš visko, kas sukurta. Jis visiškai nėra priklausomas nuo to, kas sukurta. Psalmistas sako, didis yra viešpats ir didžiai girtinas, jo didybė neištiriama. Paulius, jisai, galvodamas apie santykį su Izraeliu, sako, o Dievo turtų išminties pažinimo gelme. Kokie neištiriami jo teismai ir nesusiekami jo keliai. Ir kasgi pažino viešpatės mintį, ir kas buvo jo patarėjai. Arba kas jam yra davęs pirmas, kad jam būtų apmokėta. Kadangi, žinot, Dievas yra nepalyginti daugiau negu mes net neturim tokių žodžių, kasdienybėj nenaudojam tokių žodžių. Bet, pavyzdžiui, meilė, gailestingumas, viskas aišku. Ten visur esantis, nesikeičiantis, ta prasme, visą žinantis, nelaikė, žinot. Nu, mes operuojam tokiam savokom, ar ne? Ir daugelis sako, ai, tai čia tokios, kaip pasakyti, teorinės savokos. Palauk. Mąstyti apie tai yra daugiau nei praktiška, nes tai yra Dievas yra už kūrinijos ribų, žinot. Jis viską sukūrė. Ir kada tu žiūri, pavyzdžiui, skaitai 102 psalmę, ten tokia psalmė, kur apie tokią sunkią padėtį psalmistas rašo. Sako, aš nykstu, mano kaulai, ten tavo teismas virš manęs ir taip toliau. Jis rašo apie tokią sunkią savo gyvenimo situaciją. Ir staiga gale psalmės jis sako, bet tu viešpatie išliksi. Aš pasibaigsiu, bet tu išliksi. Tavo sostas per amžius. Ir staiga, žinot, ta tokia niūri situacija virsta į tokį garbinimą, išpažinimą, to, koks Dievas yra, prisiminimą, toj sunkioj situacijai. Ir kuo aš pasitikiu, į ką aš žvelgiu. Wow, tai yra, žinot, dabar atėjau prie tos vienos savybės. Atsiprašau, toksai ilga įžanga, bet iš tikrųjų noriu pasižiūrėti vieną Dievo savybę. Tai, kad jis nesikeičia. Kad jis išlieka toks pats. Kad jame nėra nei šešėlio permainos. Mums tai nesuvokiama. Bet tai yra taip svarbu į tai įsižiūrėti. Žinot, tai tuo pačiu ir kažkaip daro protą nuolankiu ir atveria į didybei. Iš tikrųjų, noriu paskaityti tą rašto vietą, tai yra Malachijo pranašystė, paskutinė knyga Senajame testamente, prieš pat Naująjį testamentą. 3 skyrius, 6 eilutė. Keletą žodžių apie tą situaciją. Malachijas kalba Izraeliui, kuris grįžo iš Babilono vergystės. Situacija Izraelį labai sunki, ekonomiškai sunki, socialinė prasme sunki. Ir mes matom Izraelį, kuris, žinot, atsainiai žiūri. Prisimena tą šlovę, kuri buvo, bet patys yra atšalę, dreifuoja dvasiškai, galima taip sakyti. Jie nerimtai žiūri į tarnavimą Dievui. Jie netgi, žinot, šiek tiek ciniškai kelia klausimą dėl Dievo teisingumo, matydami neteisybę, kuri aplinkui. Šventyklai, kas liko, žinot, atneša, ta prasme, toks, jų tas santykis atšalęs, jie pasidarė tokie, žinot, kaip kartais su ilgiau tikinčiais irgi taip nutinka, tai ciniškumo tokio, žinot, jie pametė tą vaizdą, žinot, jie nesirūpina Dievo namais, nors tokia yra sandora Senojo testamento, kad jie kaip ir privalėjo, jų santykiai, tarpusavio santykiai, net kunigų, žinot, palieka savo žmonas, atleidžia ir taip toliau. Ir Dievas kalba su jais. Žinot, tokius 6 pokalbius užmezga Malachijo pranašystėj ir kalba su jais. Ir kviečia juos, žinot, atgailai, atsinaujinimui. Ir jisai pasako tokius žodžius, Malachijo 3:6. Aš esu viešpats. Aš nesikeičiu. Todėl jūs, Jokūbo vaikai, nebuvote sunaikinti. Wow. Jis sako, klausykit, čia ne aš pasikeičiu. Čia jūs pasikeitėte.
sugrįžkite ir aš būsiu arti. Žinot, jis kviečia angelai, sako, aš esu Dievas, aš nesikeičiu. Ir jie abejoja Dievo meilę, žinot, jų toks atlaidus požiūris nepagarba Dievo garbinimui. Jie diskredituoja savo sugriautais santykiai, žinot, tą Dievo tautos vardą ir abejoja Dievo teisingumu, apleido atsidavimą Dievui, tokie tapo ciniški, kokia nauda mums iš tarnavimo Dievui. Dievas kalba, sako, aš nesikeičiu, jūs galvojat, kad aš pasikeičiau. Žiūrėkit, kiek mūsų gyvenime situacijos gali būti. Tu sakai, aš tikėjau, viešpats buvo toks geras, toks maloningas, patyriau ten stebuklus ar kažkokius tai kitokius apsiriškimus Dievo ir taip toliau. Dabar nežinau. Dievas galbūt pasikeitė. Dievas nesikeičia. Savo esybę, savo giliausia, žinot, savo esybę, savo tikslais, savo planais, savo valia. O mes gyvenam visiškai kitokiam pasaulyje. Žinot, kur viskas keičiasi. Viskas keičiasi. Žiūrėkit, kiekvienas iš jūsų daug kartų, ypač kas ilgiau gyvenat, žinot, kas tai yra. Keičiasi visuomenės, tu keitiesi, mes keičiamės. Turėjai draugystę, kurią tu tikėjai iki galo, iki gyvenimo galo. Neįskiriami draugai, šiandien tu net nebendrauji. Vakar mylimas, šiandien nekenčiamas. Žinot. Tu pats vakar mylėjai, šiandien niekini. Mes taip greitai pavargstam, taip greitai keičiam savo požiūrius. Viskas aplink mus keičiasi, gamta keičiasi, žinot. Atšalimas, dar kažkas, visuomenės, vertybės visuomeniai. Viskas kinta nuolatos. Tada. Neveltui sako, kad vienintelis pastovus dalykas nuolatinis yra visko aplink mus keitimasis. Ir tarp kitko šitą frazę priklauso dar filosofui Heraklitui, kuris prieš Kristų gyveno. Jisai sako, vienintelis pastovus dalykas gyvenime yra pokyčiai. Pokyčiai. Ir kartais tie pokyčiai gali būti milžiniškai, dideli, sunkiai suvokiami ir pakeliami. Žinot, išdavystės, kiti dalykai. Mes patys, žinot, tai būnam įsikvėpę, tai nusiviliam savim. Kiek daug visko nuolatos vyksta. Žinot, už tai, kad šiandien tau gali būti įteiktas už kažką medalis, o rytoj už tą medalį tu gali sėdėti kalėjime. Viskas keičiasi. Aplinka aplink mus keičiasi, mes keičiamės. Ir ne visada į gerą. Ir tada, žinot, kada tai vyksta, kai mes tai patiriam, lengviau apie tai kalbėti, bet kada mes einam per tą kelią, žinot, pradeda atrodyti kažkur viduje, širdžiai. Taip, galbūt protas žino, bet aš kalbu širdžiai, nekalbu tik protai. Pradeda atrodyti, kad galbūt Dievas pasikeitė mano atžvilgiu. Niekada. Tai nereiškia, kad, žinot, aš darau kažką ir man bus kitokios aplinkybės. Ne, Dievas yra pati, kuri, žinot, kai mes galvojam, kad nesikeičia, tai mums atrodo, kad blogai, nes netobulėja. Palaukit, jis yra tobulas. Mes to net nesuvokiam. Jis yra pati tobulybė. Ir jame nėra nei šešėlio permainos. Jokūbas sako, kalbėdamas apie išbandymus, kuriuos patiriam, kai einam per išbandymus, jis sako, kiekvienas geras davinys ir kiekviena tobula dovana yra iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių Tėvo, kuriame nėra permainų ir nei šešėlio keitimus. Jis negali pasikeisti. Jis yra. Mes nuolat kintam, mes tampam, o Dievas yra pati būtis. Jis apreiškia rašte ir primena mums nuolat, kad yra amžinas, nekintantis, nepavaldus laikui ar permainoms. Tai mes pasikeitėm, ne jis. Ir aš galvoju, mes gyvenam tokiam laikė, kai mes net nežinom, kas bus rytoj. Aplinkui įvairiausių audrų. Mums šita tiesa reikalinga kaip oras. Bet Dievas išlieka toks pats. Hebrajams laiškas autorius sako, Jėzus Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius. Ir tai ne apie stebuklus, tik tai žinot. Tai apie vidinį dalyką, apie jo esybę. Ir kada galvoji apie Dievo nekintamumą, žinot, sinonimai, nekintamumas, pastovumas, patvarumas, stabilumas.
nuoseklumas, ištikimybė, neprieštaringumas, tvirtumas. Mums taip to reikia. Pasaulyje, kuriame viskas kinta. Žinot, Dievas nesikeičia, tai yra išlieka toks pats, koks visa savo esybė, savo valia, savo pažinimu, savo siekiais. Jis vientisas. Žinot, visa, kas yra šiandien, jis visada buvo ir amžinai bus. Jis negali tobulėti, nes jis jau yra tobulas, tobulybė. Jo galia niekada nesumažės, jo šlovė niekada neišblės. Jo egzistencija arba būtis niekada nesikeičia. Jis savyje pakankamas, jam nereikia kažko, kad jis galėtų būti. Nors mes dažnai taip, žinot, ir giesmių net yra, kad viešpatie, jam reikėjo mūsų. Galima taip sakyti, bet kad jis egzistuotų, mūsų jam nereikia. Jis egzistavo dar prieš tai, kai mūsų nebuvo. Gerai? Čia nepamažina meilės mums, gerai? Mes dažnai ir susipriešina tie dalykai. Bet jisai yra amžinas, jis nuostabus. Žodžiu, jis yra trejybė, santykis, meilės santykis. Ir mes esam pašaukti tam santykiui. Jis savyje pakankamas, jam nereikia kažko, kad jis galėtų būti. Atvirkščiai viskas priklauso nuo jo ir viskas yra reikalinga, kad jis būtų. Jis yra tyra absoliuti tobulybė, jis yra šventas. Ir net negalim sakyti, kad Dievas turi tas savybės. Jis yra. Žinot, taip kaip jis Mozei apsireiškia ir sako, žinot, koks tavo vardas, Mozė klausia, ką man pasakyti izraelitam, kas mane siuntė. Jisai sako, Dievas tarė Mozei, aš esu, kuris esu. Wow, aš esu. Žinot, mes tampame, jis yra. Ir visada buvo, ir visada bus. Keletas tokių apibrėžimų, pavyzdžiui, Westminsterio katekizmas trumpasis sako taip, Dievas yra dvasia, kurio būtis, išmintis, galia, šventumas, teisingumas, gerumas ir tiesa yra begaliniai, amžini ir nekintami. Ir teologai apibrėžia taip, kad Dievas yra nekintantis savo charakterio, prigimties, tikslų, pažadų tobulumu. Vienas Grūdemas savo sistematiniai teologai taip apibrėžia, sako, Dievas yra nekintantis savo esybę, tobulumu, tikslais ir pažadais, tačiau Dievas veikia ir jaučia emocijas, o reaguodamas į įvairias situacijas, jis veikia ir jaučia skirtingai. Žinot, jis yra vienoks teisingumo atveju, šventumo atveju, nuodėmės atveju. Kitoks, bet tai nereiškia, kad jis pasikeitė. Jis visada toks buvo. Visada toks buvo. Ir tokia Dievo pažinimas, tokia knyga, Tozeris savo knygoje Šventojo pažinimas rašo, sako, Dievas niekada nekeičia savo nuotaikų, netvesina savo jausmų, nepraranda entuziazmą. Jo požiūris į nuodėmę dabar toks pats, koks buvo, kai jis išvijo nuodėmingą žmogų iš Rytų sodo. O jo požiūris į nusidėjėlį toks pats, koks jis buvo, kai jis ištiesė ranką, kai Jėzus ir sušuko, ateikit pas mane visi, kurie vargstate ir esat prislėgti ir aš jūs atgaivinsiu. Jis nesikeičia savo šventume. Tai reiškia, jo standartai niekada nepasikeis. Visa visuomenė gali nuspręsti, kad tai nėra nuodėmė, tai bus nuodėmė. Todėl, kad jis amžinas. Ir jis yra Dievas. Jis pasakė, žinot, kas turi būti ir kaip turi būti. Ir jis nesikeičia savo valiui, savo sprendimuose, užtat jisai izraelitam čia ir sako. Sako, dėl to jūs, Jokūbo vaikai, nebuvot sunaikinti. Todėl, kad aš prižadėjau Abraomui, todėl, kad mes esam sandorui. Jūs sulaužėt, sako, jau nuo savo tėvų dienų palikote mane ir mano nuostatus ir jų nesilaikėte. Ir aš buvau pažadėjęs, kad bausiu, ir aš tai dariau. Bet dėl to, kad aš esu Dievas ir aš nekeičiu savo sprendimą, jis yra tas, kuris inicijuoja. Pagalvok, koks tai tvirtas pamatas tavo išgelbėjimui, mūsų vilčiai, tikėjimui. Žinot, ne mūsų tikėjimas mus laiko, bet Dievas, kuris nusprendė ir išsirinko tave prieš pasaulio sutvėrimą. Supranti apie tai, ką nors? Aš tai ne. Bet toks yra dydis, plotis, aukštis, gylis. Į tai remiasi mūsų išgelbėjimas, į tai remiasi mūsų viltis. Jis nesikeičia. Psalmistas sako, viešpatės patarimas išlieka per amžius, jo širdies mintis kartų kartoms, ne vienai kartai, o kitai kitos mintis. Ne.
Ir skaičių knygoje iš toj skaitom, Dievas ne žmogus, kad meluotų, ir ne žmogaus sūnus, kad pakeistų savo nuomonę. Ar jis pasakė ir nepadarys, ar jis kalbėjo ir neįvykdys. Jis nuo pat pradžių žinot. Mes net nesuvokiam to dalyko. Taip, kai kurias istorijas rašte, kai skaitom, galim pagalvoti, kad Dievas persigalvojo. Ar ne, kaip buvo, pavyzdžiui, su Moze, kai Mozė užtarė Sodomą ir Gomorą, ar ne, arba paskui karalius, kaip dabar tai jo vardas užkrito, kur pasakė, kad tu mirsi, bet pasakė, bet susitvarkėk namus, ne? Ir toks vaizdas, kad Dievas persigalvo, baikit. Ir kai kurie taip sako, ne, Dievas visko nežino ir vat matom, kad jis persigalvoja. Baikit. Jėzus sako, dar prieš tau prašant, nedaugiai žodžiau, kai meldiesi, nes Dievas mato dar prieš meldžiantis, ką tu prašysi. O kodėl tau kilo tas noras pasimelsti? Aš pasimeldžiau ir įvyko, žinau, aš pasimeldžiau ir įvyko. Nu, fainiai. Ačiū Dievui, ką galiu pasakyti. O koks tas svarbus? Nu, aišku, kad gerai, žinai, viskas tvarkoja, bet mes net nematom, paslaptis yra. Jo žodis išlieka toks pats. Kiekvienas kūnas yra kaip žolė, visas jo grožis yra kaip lauko žiedas. Kaip viešpas pūsteli, žolė nuvysta, žiedas nukrinta. Taip. Ir tauta yra žolė nuvysta, žiedas nukrinta, bet mūsų Dievo žodis išlieka per amžius. Štai kodėl Jėzus sako, dangus ir žemė praeis, mano žodis nepraeis. Dievui nereikia plano B, jis jo neturi. Sako, aš esu Dievas, kuris iš anksto pasakau, kas įvyks. Jis visagalis, jis didis, jis nuostabus. Žinot, Dievas ištikimas savo pasirinkimus, jis ištikimas savo pažadams, ištikimas savo žodžiams. Jis yra uola, žiūrėkit, todėl raštas ir vadina Dievo uola. Uola, tvirtovė, ką tai reiškia? Ką šie žodžiai reiškia? Kas tai per įvaizdžiai? Kaip mums reikia tos tiesos? Kai viskas aplinkui, žinot, keičiasi, mes keičiam. Mūsų širdis ilsėtųsi, žinot, Dievo pažinime. Dievo pažinimas yra daugiau negu praktiškas. Galima sakyti, čia tokios kategorijos visur esantis, visa kita. Gal čia studentam teologijos palikim šitos klausimus. Ne, mes matom rašte, žmonės gyveno to, mąstė ir ėmėsi, tai guodėsi tuo. Gyveno tuo. Izraelio galybė nemeluoja, nepersigalvoja, nes jis ne žmogus, kad persigalvotų. Žinot, ir tai, kaip Pinkas toks vienas sako, pamokslininkas sako, tai yra vienas iš Dievo tobulumo bruožų, kuris nėra pakankamai apmąstomas. Tai yra vienas iš kūrėjo pranašumo, kuris jį išskiria iš visų jo kūrinių. Ir svarbiausias dalykas, žinot, turbūt pats svarbiausias dalykas, kuris paliudija, kad Dievas yra nesikeičiantis. Tai yra, kai mes matom Dievo nekintamumą Kristaus kryžiuje. Kristaus kryžiuje labiausiai atsivėrė tai, kad Dievas yra nesikeičiantis. Galbūt tu kaip krikščionis kartais klausi savęs, kodėl kryžius? Kodėl kryžius? Ar nebuvo kito kelio? Kodėl? Ir mes matom, kaip niekur kitur Kristaus kryžiui tą Dievo vientisumą, jo charakterio grožį. Tai, kas mums nesuderinama yra, žinot, teisingumas su gailestingumu. Teisingumas ir neapykanta nuodėmei su meile. Mes negabų šitą panešti. Mes dažniausiai būnam arba, žinot. Bet Jėzus buvo pilnas malonės ir tiesos. Mes dažniausiai likę į kažkuria vieną pusę. Vienas į tiesą, kitas į malonę, žiūrėk daugiau ir pasiteisinam kažkaip, bet jis buvo pilnas abiejų. Kaip taip? Ir žinot, mes matom Dievo šventumą, teisingumą nuodėmės atžvilgių, bei gailestingumą, bei ir meilę mums. Jėzaus Kristaus kryžiuje, kaip niekur kitur. Kristaus kryžius yra įrodymas to, kad Dievas nesikeičia. Tai yra akivaizdi deklaracija šios jo savybės. Žinot, tai buvo vienintelis įmanomas sprendimas. Išgelbėti tave ir mane. Išteisinti tave ir mane. Tai lėmė tai, kad Dieve nėra nei šešėlio permainos. Ir kryžius tai atveria, žinot. Jėzus sako, te aplenkė šitą taurę, jeigu įmanoma. Kaip medlėse Getsemanės sode. Bet tebūnie tavo valia. Neįmanoma buvo. Nėra kito kelio. Kada supranti Dievo šitą savybę, supranti, kodėl kryžius.
Žinot, šiandien žmonės klausia taip, sako, kaip gali Dievas bausti? Žemė klausia, kaip gali Dievas bausti? Bet dangus klausia kitaip. Dangus klausia, kaip Dievas gali išteisinti bedievį ir likti teisiu. Jaučiat skirtumą? Štai ko dangus klausia. Ir Dievas išsprendė tai per Kristaus kryžių. Jis įvykdė teisingumą. Ir mes matom kryžiui didžiulę rūstybę, žinot, Dievo rūstybę. Mes matom Jėzaus kančią. Mes matom Dievo santykį į nuodėmę išreikštą labai aiškiai. Kažkas, kas šiandien gali sakyti, ai, tai Dievui čia ta nuodėmė, dabar jis atleidžia. Kokiu pagrindu? O Dievas man atleis. Kokiu pagrindu? Žinot, koks pagrindas? Jo auka, jo pralietas kraujas, jo meilė. Tai keičia širdį. Tai nėra šiaip tušti žodžiai, kai kažkas už tave miršta. Ir Dievas išsprendė tą klausimą. Mes matom Kristaus kryžiui tobulą Dievo charakterį. Teisingumą ir rūstybę nuodėmei, taip pat milžiniškas gailestingumas, malonė, meilė. Jam neįmanoma pasikeisti. Štai kodėl kryžius. Dievas nenuleido kartelės. Dabar pagalvokit, žmonija krito į nuodėmę. Adomas su Ieva ir visa žmonija, mes šią dieną gyvenam prakeikitam pasaulyje iš tikrųjų. Ir laukiam naujo, turim pažadą naujo. Žmonija krito, tapo negabi laikytis Dievo įsakymų. Moraliai jokios galimybės patikti Dievui, ta prasme, atitikti Dievo standartą tam, ką Dievas iš pat pradžių buvo numatęs ir sukūręs, jie krito. Kaip mes žmonės sprendžiam šitą problemą, kai mums atsitinka tai kasdienybei? Jeigu, tarkim, žmogus, negali, aš galiu labai norėti, tu negali, pavyzdžiui, paimti peršokti ant 2,5 metro kartį. Labai noriu, gali, ne, jokauju. Ta prasme, negali. Tai ką mes darom? Nuleisti kartelę reikia. Žmogus nusidėjo, jis jau nusidėjo ir jau negali atitikti Dievo standartų. Dieve, būk protingas. Nuleisk kartelę, tavo lūkesčiai per aukšti. Taip? Mes taip mąstom žmogiškam lygmenį. Dievas nenuleido kartelės. Jis išsprendė tai. Atėjo Kristus, kuris gyveno tobulą gyvenimą. Nenusidėjo niekame. Jis gyveno tobulą Dievui patintantį gyvenimą. Dievas pasakė, štai mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Štai mano mylimasis sūnus, jo klausykite. Jis buvo prikeltas iš numirusių. Ir jis dovanojo tą teisumą, tobulą teisumą, kurio Dievui reikia, tam ir man. Dovanai. Wow. Jis įvykdė teisingumą, žinot. Ir tai yra pagrindas, kodėl mums šiandien gali būti atleista. Jo mirtis ant kryžiaus. Jis nutiesė kelią ten, kur atrodė neįmanoma. Jis išsprendė nuodėmės, prakeikimo, mirties problemą. Ir tai yra kažkas nuostabaus. Pagalvokit, kas yra Dieve, kas siekia, sako, aš atėjau ieškoti to, kas pražuvę. Niekada žmogui nebuvo įdomus Dievas, žinot, nukritai. Adomas, Dievas susigundė, dar nebuvo kaip nuodėmės, jau susigundė, nes norėjo būti Dievo vietoj. Kai jie nusidėjo, kas atėjo ieškoti? Dievas atėjo jų ieškoti sodą. Kas surado Abraomą, kas sudarė sandoras visas, kas nuolatos ateidavo ir atgaivindavo ir žiūri viso istorijai. Wow! Tavęs nieks neklausė, atėjo viešpats ir išpirko, ir pašaukė, ir dovanojo tai. Žinot, Dievo ta nekintanti prigimtis ir užtikrina jo valios tą ištikimybę gelbėti, ieškoti. Štai koks jis nuostabus. Ir dabar ką mums tai kalba? Ką mums reiškia ir ką tau reiškia ši tiesa, kad Dievas nesikeičia? Ką tai reiškia? Kokią įtaką tai turi mano ateičiai, žinant, kad Dievas niekada nesikeičia? Ir žinot, čia yra dvi naujienos. Viena baisi, bloga naujiena, kita gera naujiena. Tai gal pradėsiu nuo blogos, kad pabaigčiau gerą. Žinot, ta dviguba naujiena. Žinot, čia tiesa yra be galo gera naujiena ir didžiai bauginanti. Nekintanti Dievo prigimtis mums yra didžiausias palaiminimas arba pražūtis. Kodėl bauginanti žinia?
Žinot, todėl, kad Dievo nekintamumas yra garantuotas ir pats didžiausias visatoje pavojus nusidėjėliui. Todėl, kad jo santykis į neteisumą, į nuodėmę niekada nepasikeis. Nėra taip, kad, dar biškį palaukim, gal persigalvos Dievas. Sukučia kažką, kaip sakyt, bet, gal viešpats, ne, jis kviečia mus atgailai. Kviečia išpažinti. Jokia nuodėmė neliks be teisingos ir deramos bausmės. Kodėl? Tai sakom, Dievas teisingas. Tai ką reiškia būti teisingu? Tai reiškia, padaryti teismą. Ta prasme, joks neteisumas nestovės jo akivaizdoj, žinok. Nes jis yra pats teisingumas. Tiesa ir teisingumas jo sosto pamatai. Jo sosto net pamatai, kuriame jisai sėdi. Ir žinot, šitoj vietoj man baisu. Viešpatie, tik tai tavo auka, tik tai kryžius, tik tai Kristaus kryžius. Todėl Jėzus ir perspėja, netgi apaštalam kalba, sako, jeigu net gailausit, ką jūs galvojat, kad anie buvo blogesni už jūs, jeigu net gailausit, visi tai pražūsit. Labai, labai aiškiai, žinot, Dievas, kuris išvarė Adomą į Ievą iš Edeno sodo, kuris nubaudė tuometinį pasaulį, visas pasaulis, kuris siuntė teismą Sodomai, Gomorai, kuris liko ištikimas savo sandorai Izraeliui ir praktiškai tie, kas nagrinėja istoriją, sako, neįtikėtina, kaip Dievo žodis įsipildė teismuose Izraeliui. Visa, ką jis buvo pasakęs, kad jeigu nesilaikysit, realiai 1 prie 1 ir vyko. Kas godžia, kad ir vyks tai, ką jis pažadėjo, ką jis darys. Ir galiausiai matom Dievo santykių Kristaus kryžiuje. Ką tai reiškia? Mes nepakeisim Dievo, žinot, arba nesulauksim, kad jis pasikeistų taip, kaip mums naudinga. Štai kodėl mums reikalinga atgaila. Jo standartai nesikeičia, niekad nepasikeis, šventumas išliks visada. O žmogus iš prigimties stojasi Dievo vietą, žinot. Mes kažkaip tokia pagoniška, tokia prigimtis, kaip sakyt, sugedusi žmogaus prigimtis, mes, iš prigimties stojamės į Dievo vietą ir stengiamės visais įmanomais būdais kažkaip palenkti Dievą savo. Kad jis veiktų mano labui. Žiauriai gerai turėti draugose Dievą, ar ne? Kuris veikia. Bet žinau, ir va čia tas prigimties momentas, ta prasme, žmogus siekia manipuliuoti Dievu, padaryti taip, kad jis padarytų taip, kaip noriu aš, arba įsivaizduoju, arba kaip žmogui atrodo, kaip turėtų būti. Iškreipti Dievo paveikslą, turėti naudos, arba paslėpti save. Žinot, čia ir mes esam kalti 1000 kartų šitom nuodėmėm. Žinot, manipuliuoti, jeigu aš ieškau savo valios, aš manipuliuosiu net ir Dievo žodžiu, žinot, net ir kažkokia tai tiesa, aš kažkur pabrėšiu, kažkur nutylėsiu, kažkur, žinot, tokia prigimtis mūsų. Ir arba visiškai atmesti Dievą, žinot, bet tai nepraeis, tai Dievas išlieka toks pats. Labai įdomu, žinot, dabar labai populiari ta frazė yra, sako, reikia priimti žmogų tokį, koks jis yra. Tai gera frazė. Iš tikrųjų, labai smagu, kai tave priima tokį, koks tu esi, ar ne, nuo tos vietos, kur tu esi, jau gali bent jau keistis, judėti, tai yra laisvė. Bet aš galvoju, o mes niekad taip negalvojam, kad Dievo atžvilgiu šita tiesa. Priimkime Dievą tokį, koks jis yra. Nes mes jo tikrai nepakeisim. Jokiais būdais. Jis negali pasikeisti. Tai jo pasaulis, ne mano. Aš esu jo sukurtas, gyvenu jo pasaulį. Jo tvarkos pasaulį. Žinot. Kodėl gera žinia? Žinot, todėl, kad tai yra, šita Dievo savybė yra mūsų tikėjimo ir vilties pamatas. Ne mes patys. Ne mūsų dievobaimingumas. Žinot, ne mūsų pamaldumas, ne dar kažkas. Ne mūsų tikėjimas daro Dievą ištikimu. Bet jo ištikimybė daro mūsų tikėjimą tvirtą. Kai mes žvelgiame į jį, kai mes matom, koks jis yra. Žinot, tai yra vilties šaltinis. Raštas sako, jeigu mes išpažįstam savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes, apvalytų nuo visų nedorybių. Tai milžiniškas ramybės šaltinis tiems, kas pažįsta Dievą ir juo pasitikė. Žinot, ne mes savį išlaikom, ne mūsų pamaldumas, bet jo amžinos savybės, nuostabios, kada mes matom, koks jis yra.
Jo charakteris yra mūsų pasitikėjimo ir vilties jo pagrindas. Ir žinot, todėl raštas kalba, kad jis yra uola, skydas, tvirtovė. Izaijas sako, kalnai gali griūti, kalvos drebėti, bet mano malonė nuo tavęs nepasitrauks. Ir mano ramybė sandora tavęs nepaliks. Jis yra nepajudinama uola priebėga. Mums taip reikalinga šitą tiesą. Žinot, kai viskas keičiasi. Mes nežinom, kas bus rytoj. Bet mes žinom vieną. Jame mes esam saugus. Jis yra mūsų priebėga, jis yra mūsų namai, jis yra mūsų tvirtovė. Viskas gali griūti, žinot, bet jis yra nepajudinamas. Žinot, panašiai kaip toks palyginimas, kaip įsižiūrėti tai reikia, žinot, kaip balerina. Žinot, kaip balerinos šoka, jūs šoka ir kažkokiu momentu ten pradeda suktis aplink savašį, jau greitai. Ir jos žiūri taip į vieną tašką, tada vėl prasuka galvą ir vėl į vieną tašką žiūri. Kodėl jos taip daro? Kad nesusuktų galva, kad neprarastų pusiausvyros, nenugriūtų. Žinot, taip ir ši tiesa, kad Dievas nesikeičia. Kai mūsų gyvenimas tai sukasi ratais viskas. Kai jisai pašėlusiu greičiu viskas keičiasi. Mūsų gyvenimuose kažkas keičiasi. Kaip svarbu ta tiesa, kad Dievas išlieka ištikimas. Jis niekada nepaliks, neapleis. Nėra nieko, kas atskirtų mūsų nuo Kristaus meilės, Paulius sako, ar priespaudas, ar kažkokia neganda, kas tai bebūtų. Mano pasitikėjimas remiasi ne į mane, ne į tai, kaip aš jaučiuosi, ne į savo aplinkybės, bet Viešpatie į tavo esybę, į tavo charakterį nepajudinam. Ir tai yra, žinot, šaltinis sunkumuose. Ir todėl tai labai praktiškai iš tikrųjų apie tai mąstyti, tai nėra tuščios abstrakcijos. Ir noriu pabaigai vieną dalyką pasakyti. Mes žinom, kad Dievas yra visagalis. Bet rašte yra parašyta vienas dalykas, ko Dievas negali padaryti. Galit patikėti, kad tai rašte yra? 2 Timotiejui 2:13. Ko visagalis Dievas negali padaryti? Paulius sako, jeigu esam neištikimi, mes, jis lieka ištikimas, nes savęs jis negali išsižadėti. Kokį Dievą mes turime nuostabų. Iš tikrųjų. Tai mus stiprina, tai iš tikrųjų pažinkim Viešpatį. Visas tas jo savybės. Kaip mes gyventume, suprastumėm, kad Dievas yra visur esantis. Kad jis yra visagalis. Kad jis yra visažinis. Žinot, kai aš kažko nežinau ir pasimetęs, galiu ateiti pas jį, galiu prašyti pagalbos. O mes tam ir buvom sukurti. Pasimelskime. Viešpatie, dėkoti tau, gera dėkoti tau ir giedoti girių tavo vardu. Gera dėkoti tau, viešpatie, dėkoti tau, gera dėkoti tau ir giedoti girių tavo vardu. Skelbti rytmetį tavo malonę, džiaugtis tavo rankų darbais, tavo meilę ragauti kaip duona ir vadintis tavo vaikais. Tavo mintys gilesnės už jūrą, tavo žodis atvėrė akis. Jėzau, tau savo meilę giedosiu, tu mana amžinoji viltis. Gera Dieve, gera dėkoti tau, viešpatie, dėkoti tau, gera dėkoti tau ir giedoti girių tavo vardu. Gera dėkoti tau, viešpatie, dėkoti tau, gera dėkoti tau ir giedoti girių tavo vardu. Nes tu patepei džiaugsmo aliejum, man į širdį malonę siuntei. Jėzus, skelbsiu tik tavo teisumą, nes uola man tapai amžinai. Sunaikinti bus tavo priešai, nebeliks
širdyje, bet teisusis klestės kaip liepa pasodintas tėvelio kieme. Gera dėkoti tau, viešpatie dėkoti tau, gera dėkoti tau ir giedoti gyrių tavo vardu. Gera dėkoti tau, viešpatie dėkoti tau, gera dėkoti tau ir giedoti gyrių tavo vardui. Skelbti rytmetį tavo malonę, džiaugtis tavo rankų darbais, tavo meilę ragauti kaip duona ir vadintis tavo vaikais. Tavo mintis gilesnės už jūrą, tavo žodis atvėrė akis. Jėzau, tau savo meilę giedosiu, tu mano amžinoji viltis. Gera dėkoti tau, viešpatie dėkoti tau, gera dėkoti tau ir giedoti gyrių tavo vardu. Gera dėkoti tau, viešpatie dėkoti tau, gera dėkoti tau ir giedoti gyrių tavo vardu. Nes tu patepei džiaugsmo aliejų, man į širdį malonę siuntei. Jėzaus skelbsiu tik tavo teisumą, nes uola man tapai amžinai. Sunaikinti bus tavo priešai, nebeliks jų mano širdyje, bet teisusis klestės kaip liepa pasodintas tėvelio kieme. Gera dėkoti tau, viešpatie dėkoti tau, gera dėkoti tau ir giedoti gyrių tavo vardus. Gera dėkoti tau, viešpatie dėkoti tau, gera dėkoti tau ir giedoti gyrių tavo vardus. Gera dėkoti tau, viešpatie dėkoti tau, gera dėkoti tau ir giedoti gyrių tavo vardu. Nes geras jis, nes jo gailestingumas amžinas. Nes geras jis, nes jo gailestingumas amžinas. Kas išvardins galingus viešpaties darbus, kas apsakys jo šlovę, kas apsakys. Girdite viešpatį, dėkokite viešpačiui, nes geras jis, nes jo gailestingumas amžinas. Nes geras jis, nes jo gailestingumas amžinas. Palaimintas viešpats, Izraelio Dievas, nuo amžių per amžius. Girkite viešpatį, dėkokite viešpačiui, nes geras jis, nes jo gailestingumas amžinas. Nes geras jis, nes jo gailestingumas amžinas. Kas išvardins galingus viešpaties darbus, kas apsakys jo šlovę, kas apsakys. Girkite viešpatį, dėkokite viešpačiui, nes geras jis, nes jo gailestingumas amžinas.
viešpatį, girkite viešpatį, dėkokite viešpačiui, nes geras jis, nes jo gailestingumas amžinas, nes geras jis, nes jo gailestingumas amžinas. Kas išvardins galingus viešpaties darbus, kas apsakys jo šlovę, kas apsakys, girkite viešpatį, dėkokite viešpačiui, labai geras, nes geras jis, nes jo gailestingumas amžinas, nes geras jis, nes jo gailestingumas amžinas. Palaimintas viešpats, Izraelio Dievas, nuo amžių per amžius, girkite viešpatį, dėkokite viešpačiui, nes geras jis, nes jo gailestingumas amžinas, nes geras jis, nes jo gailestingumas amžinas, nes geras jis, nes jo gailestingumas amžinas. Bedievi nestoja į nusidėlių kelią, nesėdi su apjuokėjais, bet mėgsta viešpaties įstatymą ir mąsto apie jo įstatymą dieną ir naktį. Palaimintas žmogus, kuris nesielgia kaip patarė bedieviai, nestoja į nusidėlių kelią, nesėdi su apjuokėjais, bet mėgsta viešpaties įstatymą ir mąsto apie jo įstatymą dieną ir naktį. Jis bus kaip medis prie upelio pasodintas, kuris metui atėjus duoda derlių ir jo lapai nevysta. Jis bus kaip medis prie upelio pasodintas, kuris metui atėjus duoda derlių ir jo lapai nevysta. Ką jis bedarytų, jam sekasi, ir ką jis bedarytų, jam sekasi. Netokie yra bedieviai, jie kaip pelai sklaidomi vėjo. Todėl teisme neišstovės bedieviai, nei nusidėjėliai teisiųjų susirinkime, nes viešpats žino teisiojo kelią, o bedievių kelias pražus, nes viešpats žino teisiojo kelią. Jis bus kaip medis prie upelio pasodintas, kuris metui atėjus duoda derlių ir jo lapai nevysta. Jis bus kaip medis prie upelio pasodintas, kuris metui atėjus duoda derlių ir jo lapai nevysta. Ką jis bedarytų, jam sekasi, ir ką jis bedarytų, jam sekasi. Palaimintas žmogus, kuris nesielgia kaip patarė bedieviai, nestoja į nusidėlių kelią, nesėdi su apjuokėjais, bet mėgsta viešpaties įstatymą ir mąsto apie jo įstatymą dieną ir naktį. Palaimintas žmogus, kuris nesielgia kaip patarė bedieviai, nestoja į nusidėlių kelią, nesėdi su apjuokėjais,
bet mėgsta viešpaties įstatymą ir mąsto apie jo įstatymą dieną ir naktį. Jis bus kaip medis prie upelio pasodintas, kuris metui atėjus duoda derlių ir jo lapai nevysta. Jis bus kaip medis prie upelio pasodintas, kuris metui atėjus duoda derlių ir jo lapai nevysta. Ką jis bedarytų, jam sekasi, ir ką jis bedarytų, jam sekasi. Netokie yra bedieviai, jie kaip pelais sklaidomi vėjo. Todėl teismeniai stovės bedieviai, nenusidėjėliai teisiųjų susirinkime, nes viešpats žino teisiojo kelią, o bedievių kelias pražus, nes viešpats žino teisiojo kelią. Jis bus kaip medis prie upelio pasodintas, kuris metui atėjus duoda derlių ir jo lapai nevysta. Jis bus kaip medis prie upelio pasodintas, kuris metui atėjus duoda derlių ir jo lapai nevysta. Jis bus kaip medis prie upelio pasodintas, kuris metui atėjus duoda derlių ir jo lapai nevysta. Ką jis bedarytų, jam sekasi, ir ką jis bedarytų, jam sekasi, ir ką jis bedarytų, jam sekasi. Savo kraujas, mano stiprybė ir gyvenimo esmė. Jis nuplauna mano kaltę, mano nuodėmę, jis išteisina mane, karalių tau garbė. Šventas tu, o viešpatie, šlovė tau tekyla, per amžius garbė avinėliui. Su savo krauju tu įžengei, o Jėzau prie sosto, atvėrei man kelią pas tėvą. Tavo kraujas, Jėzus šventas tavo kraujas, kaina sumokėta, kaltė išpirkta. Aš dėkoju tau, aš dėkoju, mano Jėzau tau dėkoju, tu savo brangiu krauju pašventinai mane. Šventas tu, o viešpatie, šlovė tau tekyla, per amžius garbė avinėliui. Su savo krauju tu įžengei, o Jėzau prie sosto, atvėrei man kelią pas tėvą. O šventas, šventas tu, o viešpatie, šlovė tau tekyla, per amžius garbė avinėliui. Su savo krauju tu įžengei, o Jėzau prie sosto, atvėrei man kelią pas tėvą. Tavo kraujas, Jėzus šventas tavo kraujas, mano stiprybė ir gyvenimo esmė. Jis nuplauna mano kaltę, mano nuodėmę, jis
išteisina mane, karaliau tau garbė. Šventas tu, o viešpatie, šlovė tau tekyla, per amžius garbė. Avinėliui su savo krauju tu įžengiai, o Jėzau prie sosto atvėrei man kelią pas tėvą. Šventas esi, šventas tu, o viešpatie, šlovė tau tekyla, per amžius garbė. Avinėliui su savo krauju tu įžengiai, o Jėzau prie sosto atvėrei man kelią pas tėvą. Atvėrei man kelią, atvėrei man kelią pas tėvą. Atvėrei mums kelią, atvėrei mums kelią pas tėvą. Išties tu esi šviesa, karalius sėdintis soste, per amžius visata šlovina tave, visata šlovina tave. Ir nusilenkia, įlenkia kiekvienas prieš tave. Didis Dieve, tau priklauso šlovė, padėka ir garbė. Šventas Tėve, keliam savo rankas ir žvilgsnius kreipiam į tave. Prieš tave tautos nusilems ir atiduos tau šlovę, karaliai. Džiaugiasi tavo teisumu ir žodžiu, šventa tavo tauta. Didis Dieve, tau priklauso šlovė, padėka visa ir garbė. Šventas Tėve, keliam savo rankas ir žvilgsnius kreipiam į tave. Didis Dieve, tau priklauso šlovė, padėka ir garbė. Šventas Tėve, keliam savo rankas ir žvilgsnius kreipiam į tave. Didis Dieve, tau priklauso šlovė, padėka ir garbė. Šventas Tėve, keliam savo rankas ir žvilgsnius kreipiam į tave. Kreipiam į tave. Kreipiam į tave. Su manim tu. Žemė jai drebės, siela įsikibs malonės tavo. Kai eisiu ugnį, galvą kelsiu aukštyn ir dvasia sustiprės.
stiprės per jo žodį. Į kryžių žvelgiu, nuodėmes pamirštu, šviesoje jo malonės skaičiuos, visos žaizdos te užgis, sugriuvę te pakils, grožyje tavo vardo pelenų te neliks. Siela prieglobstį ras, tik po tavo sparnais, tau per amžius giedosiu ir mylėsiu tave. Kai pasaulis grius tavo pažadais, aš tik vilsiuos. Kai drąsos neliks, tavo artumai atrasiu. Kai eisiu ugny, galvą kelsiu aukštyn ir dvasia sustiprės per jo žodį. Į kryžių žvelgiu, nuodėmes pamirštu, šviesoje jo malonės skaičiuos, visos žaizdos te užgis, kas sugriuvę te pakils, grožyje tavo vardo pelenų te neliks. Siela prieglobstį ras, tik po tavo sparnais, tau per amžius giedosiu ir mylėsiu tave. Visos žaizdos te užgis, kas sugriuvę te pakils, grožyje tavo vardo pelenų te neliks. Siela prieglobstį ras, tik po tavo sparnais,